Klasės seniūnas, mokytojų numylėtinis Jurbarkietis Raimondas buvo aukštas moksleivis, bet nepakankamai, kad įsitvirtintų krepšinyje. Muzika traukė, bet saksofonas neužkariavo širdies. Atėjo metas rinktis, ką studijuoti. Raimondas norėjo būti gaisrininku, bet greitai suprato, kad net katino iš medžio nesugebėtų išgelbėti, mat bijo aukščio. Mano abituriento metais tai natūralu, kad tai didžiausias turbūt kelrodis buvo jo ekscelencija Valdas Adamkus. Ir matėsi, kad tai yra šviesus žmogus, užsienyje daug pasiekęs ir būtent aplinkos apsauga, aplinkos inžinerija ir šitos temos, kas susijęs su aplinkos apsauga, mane masino. Gamtos apsauga, aplinkos apsauga neturėjom didelio skirtumo, bet esmė, kad pasirodo, kad ne gyvūnėlių saugom, orą, vandenį ir taršias technologijas keičiam naujoviškais sprendiniais ir taip toliau. Todėl čia buvo galbūt viena tokia įdomesnė tema, kad tos aplinkos inžinerijos sprendimai, inovacijos, nauji metodai ir būdai privedė mane prie to, turbūt, kad būčiau tuo, kuo esu ir iki šiol. Raimondas pastebi, kad dažnai daug kalbama apie neigiamą žmogaus poveikį klimato kaitai, bet per mažai padaroma. Todėl, pasak vyro, reikia kelti jaunosios kartos kompetenciją, kad didžiuodamiesi vieni kitais galėtume po savęs palikti mažiau užterštą aplinką. Tuo tikslu Vilnius Tech sukurtos 2 studijų programos – tvarumo technologijų bakalauras ir tvarumo valdymas magistrantūra, bei keli laisvai pasirenkami studijų modeliai tvarumo tema. Daugeliu šiais laikais yra tas tvarumas toksai galbūt ir žodis, kuris jau toks nuvalkiotas ir visa kita, nes būna ir tvarus finansai, esu girdėjęs tvari kariuomenė, tvari santuoka, tvarus ryšiai, tvari aplinka, tvarus viskas iš eilės gali būti. Tai mes apie tvarumą turbūt šnekam labiau iš tos aplinkos sauginės, inžinerinės valdymo tokios tematikos, kur mes sakome harmonija su aplinka, harmonija su ateitimi. Norisi, kad studentai ateitų čia, darbuotųsi, nepabėgtų iš universiteto, kai tik baigėsi paskaita, bet ir liktų čia, tokia įtraukesnė aplinka būtų. Tai natūralu, kad įkūrėme keletą erdvių vietų, kuriuose jie galėtų būti ir skatintų savo kūrybiškumą, stengtųsi patys vienai per kitaip įvaldę kai kurios įrankius, likti universitete, būti ilgiau ir stengtis kažką įdomaus sukurti. Next Generation EU padeda Lietuvai stiprinti aukštųjų mokyklų konkurencingumą tarptautinėje erdvėje ir STEAM, tai yra gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokslo ugdymo ekosistemą. Puikus pavyzdys – Vilnius Tech integruoto tvarumo technologijų laboratorija. Sukurtos erdvės, kurios ir buvo turbūt tokia akstinas mums kaip demonstracinės erdvės, kad galėtumėm pritraukti daugiau studentų užklasiniai veiklai, kabutėse taip. Lygiai taip pat ir studijų rezultatams siekti moksliniams tyrimams, ne tik studentai, bet ir mokslininkai gali ateiti. Ekodizaino laboratorijoje mes stengiamės, kad studentai suprastų ir perprastų tuos tokius pamatinius dalykus, kaip iš antrinio panaudoto produkto tu gali gauti kažkokį resursą ir gaminti naujus dalykus, naujus daiktus. Tai labai padeda būtent siekiant sumažinti susidarančius atliekų kiekius ir automatiškai prisideda prie to kūrybinių kompetencijų kėlimo, kad galima pamastyti, pagalvoti, kur tas daiktas gali tapti vienu ar kitu produktu. Pavyzdžiui, kavos tirščiai gali tapti lempos gaubtuvu arba, pavyzdžiui, kažkokie kiti padangų tekstilės produktai gali tapti akustinė arba kažkokia šiluminė gerą turinčią varžą medžiagą. Mokslo bendruomenė turi ir tvaraus vartojimo demonstracinę laboratoriją, kurioje įrengta bioreaktoriaus linija su įvairiais agregatais, įgalinčiais perdirbti maisto atliekas į energijos resursą, ar tarkim kompostą, kuris čia pat naudojamas vertikaliose lentynose auginant maisto kultūros vaistažoles, pagardinančias studentų ir dėstytojų pietus. Šioje laboratorijoje taip pat galime įvertinti tvaraus judėjimo pavyzdžius, įvairias situacijas susijusias su kelių užimtumu, žmonių judėjimo takais ir miesto teritorijomis. Galim pademonstruoti būtent opcijas arba galimybės, siekiant įvertinti, pavyzdžiui, kurie miesto mikrorajonai galėtų būti renovuojami labiausiai arba kuriuos apsimokėtų labiausiai, siekiant įvertinti, pavyzdžiui, saulės energijos potencialą. Raimondas džiaugiasi ir įrengtomis hibridinio mokymosi auditorijomis, kai studentai gali nuotoliu prisijungti prie vedamų paskaitų. Taip pat sudarytos sąlygos rengti įvairius studijų modulius su kitų šalių universitetais. Taip dalijamasi gerąją praktiką ir stiprinama aukštųjų mokyklų bendrystė.
Projekto rezultatai prisidės prie mūsų Lietuvos žalios transformacijos rezultatų gerinimo, lygiai taip pat ir regionai poveikio stiprinimo ir natūralu, kad tos tvarumo kultūros skatinimo visuomenėje ir mūsų universiteto bendruomenėje. Priimami studentai, mūsų kompetencijos universiteto yra pasidalinamos su įvairiomis įstaigomis, įmonėmis, užsienio partneriais, todėl ir norisi tobulėti ir patiems, būti atsakingais, kaip ir universitetas visą laiką turime imti vėliavą, nešti ją aukštai iškėlus ir tikiuosi ta žinutė, kurią perdodame iš tvarumo centro, bus išgirsta ir daug kas prie jos prisijungs.